Sveiki, šiandien pasiaiškinsime, kaip įdėti pinigus į robotuką. Pirmiausia, mums reikia įsidėti eurus į Binance, todėl kad kitaip eurų įdėti nėra galimybės. Tai ką mes darom, spaudžiam пополнение, купить пополнение через банк, pasirenkame, kad tai yra eurai. Tuo užsikraus. Taip, tai yra eurai. Ir mes pasirenkame, būtent šitą банковский перевод ir продолжить. Mums sugeneruoja, įvedam sumą, kokią norim, tarkim $10, aš kaip pavyzdį. Продолжить. Mums sugeneruoja sugeneruota sąskaita. Ir būtent į šitą sąskaitą mes turim pervesti pinigus. Mokėjimo paskirtį rašom gavėjas, rašom sąskaitą ir mokėjimo paskirtyje nurodom tik tai šitą dalyką. Kai pinigai pas mus ateina į sąskaitą, mes einam šitas kvadratėlis, spot, tarkim, atėjo pas mus dabartis eurai ir keityklos Binance'je jau nebėra. Mes turim eiti į biržą ir biržoje pakeisti eurus į USDT. Tai mes dabartis turime eurus, tai užsikraus. Taip, turime eurus ir mums dabartis reikia eiti į biržą. Tai yra targovlė, spot. Pas mane čia yra 8 eurai, aš tiesiog parodysiu, kur reikia keisti. Kadangi čia bitkoinas USDT, aš rašau, kad man pakeisti reikia eurus, eurai USDT, pasirenku euro į USDT, viskas gerai, atsistojo tai, kas man reikia, einu žemyn ir čia bus, kadangi pas mane yra 8 eurai, aš rašau, kad aš noriu visus eurus pakeisti, jeigu jūs norite kažkiek mažiau pakeisti, galite mažiau keisti, rašo kokią kainą dabartis ir aš parduodu. Vienas ir antras žalias atsirado. Tai reiškia, kad išstatytas orderis ir patvirtintas. Mano 8 eurai pasikeitė į USDT. Dabartis man reikia šitos dolerius pervesti į Bybitą. Einu į Bybitą, spaudžiu mygtuką внести viršuje. Išsirenku čia valiutą, išsirenku, kad tai yra USDT, pasirenku tinklą, TRC20 ir suprantu, kad ko man reikia, gaunu QR kodą ir adresą. Kopijuoju adresą ir einu į Binance, vėl spaudžiu šitą kvadratėlį ir spot, grįžtu ten, kur mano visos kriptovaliutos. Einu, susirandu, kur yra USDT ir čia yra 3 taškiukai VVAT. Įrašau adresą, kurį nusikopijavau, pasirenku tinklą. Tinklas bus pas mane TRC20 ir įrašau sumą, kokią aš išvesti noriu. Aktualinį adres kažkodėl man neduoda, galbūt blogai nukopijavau, dar sykį kopijuoju. Svarbiausia, kad nebūtų jokių tarpų. Taip, viskas gerai. Solanos man nereikia, man reikia kito tinklo. Labai čia didelis, pasirenkam tinklą. Keista, kodėl man čia neduoda pasirinkti USDT TRC20. Dar sykį pasižiūriu, ar aš tikrai pasirinkau taip, TRC20. Viskas gerai. Dar sykį kopijuoju TQMW.
MW. Aha, buvo klaida. Klaida gale. Buvo nukasta raidė, dabar tis pasirenku, kad aš noriu išsivesti visus USDT ir man sako, kad galite išsivesti, $1 bus nurašytas. Va šitokiu būdu, jeigu aš išvesiu, mano USDT atkeliaus į Bybito sąskaitą. Ir aš tada einu į Bybitą, aktyvai, finansирование. Ir pamatysiu čia atėjusius dolerius. Robotukas dirba su sąskaita, kuri vadinasi Единый торговый. Tai kai čia ateina pinigai, tarkim, aš pervedžiau $8, aš tada einu, kaip aš ir rašiau, aktyvai, finansирование ir einu į šoną перевести. Spaudžiu mygtuką перевести ir man sako, iš kur į ką. Tai ne iš Единый торговый, o iš finansирование. Ar man reikia apkeisti vietom, kad būtų va šitaip finansирование į Единый торговый. Rašau, kad visus dolerius noriu ir pervedu. Ir tada $8 atsiduria kitoje sąskaitoje, būtent toje sąskaitoje, iš kurios ir ima pinigus robotukas. Šitokiu būdu mes, jeigu teisingai padarėm visus žingsnius, pinigai nukeliavo į Единый торговый ir robotukas pradės su jūsų pinigais jau dirbti.